Sveiki visi. Norėjau pasakyti, kad turiu va tokią pipirų trintuvę. Jinai yra ąžuolinė. Va. Suprantat, aš ją gavau, kai man buvo 16 metų. Tai buvo senai, labai senai. Man dabar yra 53 metai. Tai va, įsivaizduojat, kiek metų šitai pipirų trintuviai. Va. Tai buvo mano pirmas darbas. Aš buvau moksleivė ir įsidarbinau pionierių stovyklai vasaros metu. Mes su klasiokė, jos mama dirbo pionierių stovykloje šefė. Ir žodžiu, kad mes netinginiautumėm ir mokintumėmės nors kažkokio darbo, jinai mus pasiėmė į tą pionierių stovyklą į virtuvę dirbti. Skutom bulvės, ten visokius darbus darbėm. Tai va, žinokit. Ir reiškias, jau kai atidirbom ir gavom tų pinigėlių, aš net neatsimenu kiek, ir įteikė dar mum dovanų už tą gerą darbą. Va, po tokią pipirų trintuvę. Ir nesuprantu, kokiu būdu jinai pas mane taip išsilaikė per šitiek metų. Dabar kai pagalvoju, šakės, 40 metų beveik. Kiek čia gaunasi? Man buvo 15 metų. Ar 16, aš neatsimenu. Tai va. Ir aš visą laiką va su ja šitiek metų ir naudojuosi. Tokie vat dalykai. Ir per gyvenimą jinai eina su manim. Va. Ir trina gerai dar. Ąžuolas tai amžinas dalykas. Ir kai pagalvoji, dabar mačiau, reiškia, Facebook'e rodo, kad kerta senus medžius. Ir taip gaila, nes, medis, senas medis, tai juk tai yra didžiulė vertybė. Visa tai, kas yra sena. Aš taip manau. Tai va. Šiandien pietum padariau burokėlių karpačio. Va toksai gėris. Ir visiems geros dienos.